ugdymo srityje. Gerbiamų sveikintojų paprašysime gėles nominantams įteikti po apdovanojimų ceremonijos. Na, supraskite. Nominacija už pasiekimus žmogiškojo kapitalo ugdymo srityje apdovanojami žmonės, gebantys savo kūrybiškumu, darbštumu, veiklumu, nušviesti kelią kitiems ir būti pavyzdžiu. Jie darbuojasi srityse, kur tobulėjimas, tautinių vertybių puoselėjimas, mokymasis, pagalba kitiems yra jų gyvenimo tikslas ir prasmė. Tai tokios sritys kaip švietimas, mokslas, kultūra, menas, sportas. Buvo vertinama kandidatų aktyvus žmogiškųjų išteklių ugdymas regione. Šio kapitalo reprezentavimas šalyje ir užsienyje. Regiono etnokultūrinių paveldo saugojimas ir puoselėjimas. Sėkminga kultūrinė ir švietėjiška veikla. Padėka už pasiekimus žmogiškojo kapitalo ugdymo srityje yra apdovanojamas Vladislavos Sirakomlios muziejaus darbuotojas, Lietuvos edukologijos universiteto lektorius Juzef Šastakovskiai. Lietuvos istorija jaunai kartai – tai devizas, kuriuo vadovaujasi Juzef Šostakovskiai. Nominacija už pasiekimus žmogiškojo kapitalo ugdymo srityje apdovanojama Elektrėnų kultūros centro direktoriaus pavaduotoja kultūriniai veiklai Vida Ališauskienė. Vida Ališauskienė yra reikli sau ir kitiems, siekiant užsibrėžto tikslo. Ką darai, daryk gerai, sako jie. Toji ta pati nominacija už pasiekimus žmogiško kapitalo ugdymo srityje apdovanojamas uždaros akcinės bendrovės Švenčionių kraštas redaktorius Algis Jakštas. Gyvenime Algis Jakštas laikosi principo tiek gamtoje, tiek žmoguje matyti grožį, gėrį, užfiksuoti ir išsaugoti tai nuolat besikeičiančiame pasaulyje. Serga? Nieko. Linkėjimai pasveikti ir tiesiog. Ceremoniją tęsime toliau. 3 laipsnio nominacijomis už pasiekimus žmogiškojo kapitalo ugdymo srityje yra apdovanojamas Viešosios įstaigos Trakų švietimo centras direktorė Nijolė Lisevičienė. Nijolė Lisevičienė yra darbšti, iniciatyvi, atsakinga, gebanti dirbti komandoje, rasti tikslingiausius sprendimus ne tik švietimo srityje. Ta pati pirmoji kryptis. Už pasiekimus žmogiškojo kapitalo ugdymo srityje apdovanojamas Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos ryšių su visuomenė ir švietimo programų skyriaus vedėjas Jonas Vitkūnas.
už pasiekimus žmogiškojo kapitalo ugdymo srityje apdovanojama Šalčininkų rajono Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos vidurinės mokyklos direktorė Miroslava Šostak. Mokykla tai namai, kuriuose ugdydami jaunąją kartą gyvename kaip vienoje šeimoje, teigia nominantė. Miroslavo Šostok veiklą mokykloje galima apibūdinti Liudviko Hiršfeldo žodžiais: jei nori uždegti kitus, privalai degti pats. Antro laipsnio nominacijomis už pasiekimus žmogiškojo kapitalo ugdymo srityje yra apdovanojama Lietuvos kultūros darbuotojų profsąjungų federacijos pirmininkė Aleksandra Leparskienė. daryti gerą, o jeigu negali, bent jau nedaryk blogą. Tokiu devizu vadovaujasi Aleksandra Leparskienė. Antro laipsnio nominacija už pasiekimus žmogiškojo kapitalo ugdymo srityje apdovanojama Ukmergės kultūros centrų moterų vokalinio ansamblio Kantinela vadovė, Ukmergės meno mokyklos muzikos skyriaus chorinių ir teorinių disciplinų mokytoja metodininkė, chorinio dainavimo metodinės grupės pirmininkė Daiva Petrikinė. Daiva Petrikinė yra labai darbšti, pareiginga, kupina kūrybinių minčių ir idėjų. Būdama muzikai nedėlinga bendruomenė, skatina meno ir kūrybos poreikį, puoselėja lietuviško vokalinio dainavimo tradicijas. Daiva sako, dirbu taip, kad prasminga kelionė į tikslą būtų įdomi.